Labas vakaras, mėly futbolo aistruoliai, su jumis Top Sport. Pirma lyga, 17 turas ir rungtynės iš šventiškai nusiteikusių Širvintų. Duoti. Dabar taip ir daroma ir čia tenka padirbėti BFA vartininkui Ugniui Semaškai. Taip atrodo iš komandos draugų veiksmų. Ne, tiesioginis smūgis ir pavojingas smūgis. Atmušė kamuolį vieno vieto. Metasi link centro. Smūgiuoja ir kamuolys praskrieja virš vartų. Pernai sezone patekti iš antros lygos šalia šių žaidėjų Metija patekti į pirmą lygą. Jonava komanda, kuri šiaip su Ukrainos klubui Kovel. Ir aišku, vienas svarbiausių papildymų. Čia pavojingas epizodas, smūgiuojama į vartus, bet pritrūksta tikslumo. Augustas Dubickas buvo atsidūręs neblogai. Žaidimas prie baudos aikštelės. Čia galbūt išvysime pagaliau smūgis, po kurio yra ir pargriaunamas. Sūnas. Perdavimas Osipovičiui, šis atgal Misiūnui. Kamuolys baudos aikštelėje, dabar išvydome smūgį, Pervainis smūgiavo, bet Jonavos komandos ataka. Smūgiuojama, pataikoma į priešininkų žaidėją ir čia atsidūrėme prieš vartus. Kokia gera situacija Jonavos komandai. Smūgiavo ten. Skirstomi tokie 11 metrų baudiniai ir čia vyriausiasis rungtynių teisėjas Deividas Alšauskas skelbia rungtynių pabaigą. Čia Širvintose rezultatas 0-0.